Tai Vatikano uždraustoji pranašystė, perspėjanti apie pasaulio pabaigą. Giliai paslėptoje Vatikano slaptųjų archyvų dalyje stovi paslaptinga siena, padengta visų istorinių popiežių atvaizdais. Tačiau tai nėra tik portretų ekspozicija, tai niūri pranašystė. Pagal senovės pasakojimus, kai paskutinė vieta ant sienos bus užpildyta, pasaulis susidurs su savo žlugimu. Šimtmečius Vatikanas neigia, kad tokia pranašystė egzistuoja. Tačiau 2023 metais nutekintas dokumentas atskleidė tiesą. Siena egzistuoja ir joje likusi tik viena tuščia vieta. Dabartinis popiežius Pranciškus yra 260-asis popiežius. Pranašystėje teigiama, kad 267-asis bus paskutinis. Ir čia prasideda tikras siaubas. Siena ne tik vaizduoja popiežius, ji rodo, kaip kiekvienas iš jų mirs. Kai kuriuose portretuose popiežiai ramiai meldžiasi, kitur vaizduojami siaubingi vaizdai. Popiežiai apimti liepsnų, trenkti žaibo ar patiriantys dar baisesnius likimus. Paskutinė vieta ant sienos yra tuščia, bet joje išraižyti du žodžiai lotynų kalba – Fnusmundi. Tai reiškia pasaulio pabaiga. 2023 metais Vatikano informatorius atskleidė, kad paskutinysis atvaizdas jau pradėjo formuotis. Jis vaizduoja popiežių, stovintį prieš griūvantį Vatikaną, fone artėjant milžiniškai bangai. Informatorius taip pat atskleidė, kad Vatikanas šiam momentui ruošiasi šimtmečius. Giliai po Ešvė Petro baziliką jie pastatė slaptą bunkerį, kuriame sukaupti senoviniai reliktai, šventieji tekstai ir atsargos, galinčios išlaikyti žmonės dešimtmečius. Tačiau pati neramiausia detalė. Bunkeryje yra laikrodis, kuris jau skaičiuoja laiką iki galo. Pakomentuokite, ką manot. Jei neseki manęs, greičiausiai daugiau manęs nepamatysi. Todėl paspausk mygtuką sekti ir iki kito karto.